Labą dieną. Čia norėčiau paskaityti dabar iš vedinių šventraščių, iš knygos Anapus gyvimo ir mirties. Čia lietuviškai dabar yra. Jinai yra internetinė knyga, ta prasme, netgi nemokama, bet šiaip yra mokama. Iš tikrųjų, už paukojimus yra jinai įdėta už paukojimus, ta prasme. Nes dvasinėse tradicijose taip yra daroma ten. Ar mišios, ar kažkokios knygos, tai už paukojimus yra daroma. Ne vien, tai kad aš nežinau, gal kiti ir veltui daro, bet pavyzdžiui, ne visi veltui daro. Nors Vatikanas gal ir turtingas yra, bet pavyzdžiui, vis tiek jie ima pinigus už daugelį. Kitos tradicijos, gal kiti žmonės ir neima, šiaip čia iš vis nuo žmogaus priklauso, šiaip tai. Gerai, tada pradėsiu skaityti tą knygą. Pirmas skyrius, aš ne kūnas, o bara tasai nesantis kūne yra amžinas ir nesunaikinamas, todėl tau neverta sielotis dėl jokios gyvosios būtybės. Bhagavad Gita 2.30 skyrius. Pirmas savęs pažinimo žingsnis liautis tapatinus save su fiziniu kūnu. Aš ne kūnas, o amžina siela. Štai ką reikia visų pirma suvokti, norint įveikti gimimą bei mirtį ir patekti į anapus esantį dvasinį pasaulį. Nepakanka kartoti aš nesu kūnas. Reikia šį tiesą iš tikrųjų įsisąmoninti, o tai nėra taip lengva. Kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, mes esame ne kūnai, o grynoji sąmonė, tačiau dėl tam tikrų priežasčių atsidūrėme kūno kiaute. Jeigu mums iš tikrųjų rūpi mirties nevaržome laimę ir laisvę, turime sugrįžti į savo prigimtinį buvį, tai yra išsigryninti sąmonę. Jeigu žmogus tapatina save su kūnu, jo laimės įsivaizdavimas tolygus karščiuojančio kliedesiui. Kai kurie filosofai įrodinėja, kad liguistą savęs tapatinimo su kūnu būseną reikia gydyti atsisakant veikti. Kadangi materialūs veiksmai yra mūsų nelaimė priežastis, nuo veiksmų reikia apskritai susilaikyti, tvirtina jie. Tobulumo viršūnė jų supratimu yra savotiška budistinė nirvana, visiško neveikimo būvis. Buda teigia, kad kūnas susiformuoja tam tikrų būdų susijungus materijos elementams ir jei pavyktų juos atskirti arba demontuoti, būtų pašalinta ir kančių priežastis. Jei mokesčių inspektorius nuodija gyvenimą žmogui, kuriam priklauso didelis namas, paprasčiausiai išeitis namą nugriauti. Tačiau Bhagavad Gita nurodo, kad kūnas nėra pats svarbiausias dalykas. Be kūno sudaryto iš materijos elementų egzistuoja dar ir dvasia, kurios skiriamasis bruožas yra sąmonė. Sąmonės egzistavimo fakto niekaip negalima paneigti. Juk kūnas be sąmonės yra paprasčiausias lavonas. Užgesus sąmonė nekalba mūsų lūpas, nemato akis, negirdi ausis. Tai aišku, net vaikui nebejotina, kad sąmonė yra absoliučiai būtina tam, kad kūnas galėtų funkcionuoti. O kam ta sąmonė? Lygiai kaip karštis, dūmai ir šviesa yra ugnies skiriamieji bruožai, sąmonė yra sielos skiriamasis bruožas. Sielos mūsų aš energija reiškiasi sąmonės pavidalu. Maža to, sąmonė yra sielos egzistavimo įrodymas. Prie tokios išvados prieina ne tik Bhagavad Gita, bet ir visi vedų raštai. Sielos egzistavimą pripažįsta tiek Šankaračarijos pasekėjai, impersonalistai, tiek ir vaišnavai, priklausantis Šri Krišnos mokinių sekai. O štai budizmo filosofai to nepripažįsta. Budistai tvirtina, kad sąmonė užgimsta tam tikrų materijos elementų jungimosi momentu, tačiau šį argumentą paneigia tą aplinkybę, kad turėdami visas materijos sudėtinės dalis iš jų sukurti sąmonės, mes vis dėlto negalime. Visi materijos elementai yra ir mirusio kūne, tačiau sąmonės jam grąžinti nepavyksta. Žmogus nėra mašina. Sugedus mašinos detalėje galima pakeisti ir mašina vėl veiks. Tačiau kai liaujasi funkcionavęs kūnas, kai jį palieka sąmonę, kūnui neįmanoma grąžinti gyvybės. Pakeitus neveikiantį organą, siela skiriasi nuo kūno. Kūnas gyvas tol, kol jame glūdi siela. Jei siela išėjo, gyvybės kūnui neįkvėpsi.
Sielos egzistavimą neigiame todėl, kad mūsų jutimo organai jos nemato ir neapčiuopia, tačiau pasaulyje yra daugybė dalykų, kurių mes nematome. Juslės labai netobulos, todėl mes nematome oro, radio bangų, garso, tačiau tai nereiškia, kad visa tai neegzistuoja. Per mikroskopą ir kitus instrumentus mes išvydome dalykų, apie kuriuos netobulomis juslėmis nekinti žmonės anksčiau ar girdėti negirdėjo. Neverta skubėti daryti išvadą, kad sielos nėra, remiantis to, jog atomo dydžio sielos dar niekam nepavyko pamatyti plika akimi ir su didinimo instrumentais. Mes puikiausiai galime įsitikinti sielos egzistavimu, remdamiesi jos požymiais ir poveikiu. Bhagavad Gitoje 2.14 Šri Krišna nurodo, kad mūsų visų nelaimių priežastis yra tapatinamasis su kūnu. O kunti sūnau, laimė ir kančia trumpam pasirodo ir išnyksta, kaip keičiasi žiemos ir vasaros. Šios pojūčius sukelia juslinis patyrimas, o barato sainį, ir reikia išmokti netrikdomam juos pakęsti. Vasarą sąlytis su šaltu vandeniu teikia atgaivą, tačiau žiemą mes vengiame to paties vandens, nes jis tampa stingdomai šaltas. Kokybės prasme vanduo išlieka toks pat ir vasarą, ir žiemą. Tačiau skirtingomis aplinkybėmis sąlytis su juo mums teikia malonumą arba skausmą. Skausmą ir malonumo potyrius lemia kūnas. Priklausomai nuo aplinkybių mes juntame arba fizinį ir psichologinį malonumą arba skausmą. Iš tikrųjų, visi mes veržėmės į laimę, nes laimė yra sielos prigimtinis būvis. Siela neatsiejama nuo aukščiausiosios būtybės, kuri yra Sacitananda Vigraha, amžinatvės, žinojimo ir palaimos įsikūnijimas. Juk ir paties Krišnos vardo didžiausia palaima reikšmė nėra siaurai religinė. Karasa reiškia didžiausia, o na palaima. Krišna yra palaimos įsikūnijimas, todėl mes kaip neatsiejamas jo dalelės ir siekime patirti palaimą. Lašas vandenyno vandens turi tokias pačias savybės kaip ir vandenynas. Būdami mikroskopinės aukščiausios visybės dalelėmis mes irgi turime tokias pačias energinės aukščiausioje savybės. Mažutė atomo dydžio siela suteikia žmogaus kūno energijos veikti ir jis savo rankomis kuria tikrus stebuklus. Pasaulyje pastatyta daugybė miesto, greitkelių, tiltų, nuostabių pastatų, monumentų. Jo istorijoje paliko pėdsaką didžiosios civilizacijos. Tačiau kyla klausimas, kieno tai nuopelnas. Iš tikrųjų, tai sukūrė kūne glūdinti mikroskopinė amžinoji siela. Jei mažutė dvasios kibirkštis gali kurti tokius stebuklus, sunku net įsivaizduoti aukščiausios dvasinės visybės galimybės. Mikroskopinė dvasios kibirkštis iš prigimties trokšta turėti visybės savybės, amžinybę, žinojimą ir palaimą, tačiau šiam troškimui išsipildyti trukdo jos materialusis kūnas. Informacija, kaip sielai įgyvendinti savo troškimą, pateikiama Bhagavad Gitoje. Šiuo metu, siekdami amžinybę, žinojimą ir palaimos, mes naudojamas netinkama priemonė. Siekdami gyvendinti šį siekimą mums trukdo materialus kūnas, todėl turime įsisąmoninti, kad mūsų būtis neapsiriboja kūnu. Vien teorinių žinių čia maža, mums reikia atsiriboti nuo kūno, būti ne kūno tarnais, o jo valdovais. Jei žmogus gerai vairuoja automobilį, automobilis bus jam labai naudingas, bet jei jis vairuoti nemoka, jam gresia nemenkas pavojus. Kūną sudaro juslės, alkstančios juslių objektų. Akis žvelgia į gražų žmogų ir sako mums, o kokia graži mergina, koks gražus vaikinas. Eime prie jo arčiau, ausis mums sako, kokia graži muzika, eime pasiklausyti, žuvis sako, štai puikus restoranas, ten labai gražiai maitina, užsukam. Juslės stumia mus tai vienur, tai kitur ir visiškai supainioja. Kaip stiprus vėjas nuneša laivelį vandenilę, lygiai taip pat ir protą užvaldžiusi nerimastinga juslė pasiglemžia žmogaus intelektą. Bhagavad Gita 2.67. Mums būtina išmokti tramdyti juslės. Tas, kuris išmoksta suvaldyti juslės, vadinamas Gosvamiu. Go reiškia juslės, o Svami valdovas. Todėl juslės valdė žmogus laikomas Gosvamiu. Krišna sako, kad tas, kuris tapatina save su iliuziniu materialiu kūnu, negali susivokti esąs amžina siela. Svaiginantis kūniški malonumai yra laikini,
todėl netikė tikro pasitenkinimo. Tikrasis džiaugsmas patiriamas ne kūnu, o siela. Gyventi reikia taip, kad jokie kūniški malonumai neišmuštų mūsų iš vėžių, jei vis dėlto jiems pasiduodame, prarandame savo tikrąją dvasinę tapatybę. Kas negali atsispirti jusliniams malonumais ir alksta materialių turtų, kas dėl jų pameta galvą, tam negimsta tvirtas pasiryžimas su atsidavimu tarnauti aukščiausiajam viešpačiui. Vedas daugiausiai dėmesio skiria 3 materialios būties gundams. O Arjuna, pakilk virš jų, pasiek transcendencijos būvį, įveik dualizmą, atsikratyk naudos troškimą, savisaugos jausmą ir įsitvirtink savyje. Veda reiškia pažinimo knygą. Pasaulyje yra nemažai pažinimo knygų, jos skiriasi priklausomai nuo šalies ir žmonių, kultūrinės aplinkos ir kitų aplinkybių. Indijoje pažinimo knygos vadinamos Vedomis, vakaruose Senuoju ir Naujojo testamentais. Musulmonų pažinimo knyga yra Koranas. Kokių šių pažinimo knygų paskirtis? Jų paskirtis išmokyti mūsų suprasti, kad esame grynosios sielos. Jų paskirtis reglamentuoti fizinę veiklą, nustatant tam tikras taisyklės ir apribojimus, kuriuos vadina doroviniu kodeksu. Pavyzdžiui, Biblija nustato 10 įsakymų, kurie reglamentuoja žmogaus gyvenimą. Būtina valdyti, kad pasiektume aukščiausią tobulumą. Nesilaikant taisyklių tobulėti neįmanoma. Taisyklės būna įvairios, jos priklauso nuo šalies ir šventraščio. Bet ir tai nesvarbu, kadangi jos nustatomas atsižvelgiant į laiką, aplinkybės ir žmonių mąstyseną. Tačiau visur ir visada galioja tas pats reglamentavimo ir kontrolės principas. Taip pat elgiasi ir valstybė, nustatoma tam tikras taisyklės, kurių valstybės piliečiai privalo laikytis. Be taisyklių neįmanoma patobulinti nei valdymo, nei paties žmonių gyvenimo. Čia cituodami antrajame posme Šri Krišna Arjunai, kad taisyklės ir apribojimus Vedos nustato visų pirma tam, kad būtų suvaldyti 3 būties gundų dorybės, aistros, neišmanimo, veikimų žmonių veiksmai. Trigunijo Visaja Veda. Tačiau Krišna patarė Arjunai sugrįžti į savo prigimtį, amžiniausios sielos būvį ir įveikti materialiosios būties dualizmą. Kaip jau sakėme, priešingi dualizmo poliai, karštis ir šaltis, malonumas ir skausmas randasi juslėms suėjus į sąlytį su savo objektais. Kitaip sakant, jos gimdo susitapatinimą su kūnu. Krišna pažymė, kad atkakliai siekiančius malonumų ir valdžios žmonės užbūrė Vedų pažadai apie aukojimais ir taisyklių vykdymą pasiekiamus dangiškos džiaugsmus. Mes turime prigimtinę teisę ir laimę, kadangi laimė yra amžinosios sielos įgimtas bruožas, tačiau siela labai klysta mėgindama patirti džiaugsmą per materiją. Ieškodami malonumą visi mes orientuojamės į materialius objektus, stengiamės sukaupti kuo daugiau žinių. Vieni tampa chemikais, kiti fizikais, treti politikais, menininkais ir taip toliau. Kiekvienas iš mūsų žino ką nors apie viską arba viską apie ką nors ir paprastai tai laikoma išprusimu. Tačiau tą akimirką, kai atsiskiriame nuo kūnų, iš mūsų išprusimo nieko nelieka. Galbūt ankstesniame gyvenime buvome garsus mokslininkai, tačiau šiame gyvenime turime vėl pradėti viską iš naujo, lankyti mokyklą, mokytis skaityti ir rašyti. Praėjusio gyvenimo sukauptos žinios užmirštamos. Esmė tame, kad iš tikrųjų mes siekiame amžinojo pažinimo, tačiau turint materialų kūną, tai neįgyvendinamas tikslas. Visi norime patirti malonumą savo dabartinį kūną, tačiau kūniški malonumai negali suteikti tikrojo džiaugsmo. Kūniški malonumai netikri. Būtina suprasti, kad jei ir toliau vaikysimės netikrų malonumų, nepatirsime mums skirto amžinojo džiaugsmo. Susitapatinimas su kūnu laikytinas amžinosios sielos liga. Susirgęs žmogus netenka gyvenimo džiaugsmo. Pavyzdžiui, sergančiam gelta ledinukas atrodo kartus, jo saldumą gali pajusti tik sveikas žmogus. Ledinuko skonis nesikeičia, bet priklausomai nuo mūsų būklės jis atrodo skirtingas. Neišsigydę nuo fizinės būties sampratos nepajusime dvasinio gyvenimo saldumą, netgi priešingai. Jis mums atrodys kartus. O jei dar giliau nersime į materialaus gyvenimo malonumus, liga dar labiau
komplikuosis. Vidurių šiltinė sergantis žmogus negali valdyti kieto maisto. Jei vaišinamas ligonis neatsispirs kokiam maistui, jo būklė pablogės ir iškils grėsmė jo gyvybei. Jei iš tikrųjų norime atsikratyti materialios būties kančių, turime apriboti savo fizinius poreikius ir malonumus. Iš teisybės, materialus džiaugsmas yra netikras, tikras džiaugsmas nesibaigia niekada. Vienas iš Padma Puranos posmų skelbia Ramante Yoginonante. Tai reiškia, kad tikrą džiaugsmą Ramante patiria į dvasinį lygį, siekintis pakilti į jogą jogino, nes jo džiaugsmas yra Anante, nesibaigiantis. Taip yra todėl, kad jogo patiriamas džiaugsmas susijęs su aukščiausioju džiaugsmo subjektu Rama, Šri Krišna. Vienintelis ir tikrasis džiaugsmo subjektas yra Bhagavadganas Šri Krišna. Bhagavad Gita 5.29. Jis pats patvirtina šią mintį. Aš galutinis visų aukojimų ir asketizmo tikslas, visų planetų ir pusdievių aukščiausias viešpats, visų gyvųjų būtybių draugas ir geradaris, kas mane tokį pažįsta, kas įsisąmonino mane iki galo, to materialios negantos daugiau nebekankina. Boga reiškia džiaugsmą, gyvoji būtybė džiaugsmą patiria supratusi, kas yra džiaugsmo subjektas. Tikrasis džiaugsmo subjektas aukščiausiasis viešpats, o mes pašaukti teikti jam džiaugsmą. Materialiame pasaulyje tokie santykiai sieja vyrą ir žmoną. Vyras yra džiaugsmo subjektas Puruša, o žmona džiaugsmo objektas Prakriti. Prakriti reiškia moterį, Puruša dvasia yra subjektas, o Prakriti būtis arba gamta objektas. Tačiau džiaugsmo akte dalyvauja abu. Jei vyras ir žmona išties laimingi, žmona patiria laimės nekiek nemažiau nei vyras. Ir šiuo atžvilgiu tarp jų nėra jokio skirtumo. Nors vyriškasis pradas yra dominuojantis, o moteriškasis dominuojamas, laimės akimirką tokios perskyros išnyksta. Iš esmės, ne viena gyvoji būtybė nėra tikrasis džiaugsmo subjektas. Gyvoji būtybė yra Prakriti. Ji pašaukta teikti džiaugsmą viešpačiui aukščiausiam Purusai. Dievas įsiskleidė į daugelį, mes jos skleidiniai. Dievas vienas, tačiau jis panūdo tapti daugeliu, kad patirtų džiaugsmą. Iš savo patirties žinome, kad sėdėti užsidarius kambarėje ir kalbėtis pačiam su savimi menkas, tiksliau sakant, joks malonumas. Kai kambaryje yra 5 žmonės, jaučiamės kur kas geriau, o jei kalbame apie Krišną dideliam būriui žmonių, mūsų džiaugsmas dar labiau padidėja. Džiaugsmas teikia įvairovę. Dievas tapo daugeliu savo malonumui, todėl mes pašaukti būti jo laimės įrankiais. Toks mūsų prigimtinis buvis, kad tam buvome sukurti, ir besimėgaujantysis ir tas, kurie mėgaujamasi, turi sąmonę, tačiau džiaugsmo objekto sąmonė priklauso nuo besimėgaujančio sąmonės. Nors Krišna yra besimėgaujantysis, o mes esame tik jo įrankiai, džiaugsmo patiriame po lygiai. Mūsų džiaugsmas tobulesnis tada, kai siekime jo drauge su Dievu. Patirti džiaugsmą atskirai nuo Dievo fizinių lygmenių paprasčiausiai neįmanoma. Bhagavad Gitoje apstu posmų, kuriuos skatina atsisakyti žemiausių kūniškų malonumų. O Kunti sūnau, laimė ir kad čia trumpai pasirodo ir išnyksta. Taip keičiasi žiemos ir vasaros. Šios pojūčios sukelia juslinis patyrimas, o Bharatos eini ir reikia išmokti netrikdomam juos pakęsti. Bhagavad Gita 2.14. Grubusis fizinis kūnas yra tik materialiosios būties gūnų sąveikos rezultatas. Jis pasmerktas žūti. Materialusis nesunaikinamas, neišmatuojamas ir amžinas gyvosios būtybės kūnas pasmerktas žūti. Todėl kovok, o Bharatos eini. Bhagavad Gita 2.18. Ne veltui Šri Krišna skatina mus įveikti kūniškosios būties sampratą ir pasiekti savo tikrąją dvasinę būtį. Įveikus 3 materialiosios būties gūnas, įkūnyta gyvoji būtybė nebejaučia su gimimu, senatvė ir mirtimi susijusių kančių ir dar šį gyvenimą patiria tikrąją palaimą. Bhagavad Gita 14.20. Norėdami įveikti 3 materialiosios būties gūnas ir negrįžtamai pasiekti grynąją dvasinį būvį, Brahma būtą, turime pasirinkti Krišnos sąmonės metodą.
Čaitanijos Mahaprabhu Dovis. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kartojimas palengvina praktiką. Šis metodas vadinamas bhakti joga arba mantra joga. Jį praktikuoja aukščiausio lygio transcendentalistai. Apie tai, kaip transcendentalistai suvokia, kad jų aš egzistuoja anapus gimimo ir mirties, anapus fizinio kūno ir ištrūkę iš materialaus pasaulio patenka į dvasinės sferas, pasakoja tolesni skyriai. Gerai, garbė Dievui, Hare Krishna, viso gero tada šiam kartui.